krikščionis, žmogus, kuris pažino Dievą, Dievą garbina tuomet, kai jisai tinkamai teisingai naudoja turtą jo garbė ir šloviai. Kai mes duodam kitiems, kai aukojam kitiems, mes parodome, kad ta pinigų suma, kurią davėme, kurią aukojame, pasitikime viešpačiu. Jeigu aš duodu bažnyčiai, Ukrainos paramai, pastato atnaujinimui, 100 pavyzdžiui eurų, aš pasitikiu, sakau viešpatie, aš sunkiai dirbau, kad gaučiau tos pinigus. Teisėtai ir sąžiningai dirbau. Aš pasitikiu tavim, kad tu mane aprūpinai. Ir aš žinau, kad tu manęs nepaliksi. Jeigu aš duosiu savo uždirbtą turto dalį tam teisingam dalykui, aš manau, kad tai teisinga. Ir tokiu būdu mes pagerbėm jį ir sakom, tu viešpatie, esi aukščiau visko. Ne godumas, ne mano gerovė, aukščiausias tikslas, bet tu viešpatie. Taip, žiūrėkim, čia reikia išminties. Čia reikia išminties. Aš esu susitikęs krikščionių, kurie pagauti emocinio tokio pakilėjimo, gaudavo atlyginimą ir ten išdalindavo visiems, visus dėžutės išdalina per pirmas 2 dienas. O paskui dairosi, kur dar makaronų rasti. Nebėra makaronų, kruopas, visokius dalykus ir taip toliau, nes mėnuo ilgas, valgyti reikia. Mes esame išmintingi žmonės, mes turim būti išmintingi, mes turim siekti išminties, mes neprivalom išdalinti, nebibliška, viską išdalinti. Teisėta ir teisinga pasilik dalį pelno. Netgi džiaugsmingam naudojimui, pavyzdžiui, laiške Timotiejui 6:17 sako, Dievas duoda apsčiai mums visko mūsų džiaugsmui.